Ir taip, tai iš tikrųjų bus šitas seminaras įrašomas, kaip buvo rašoma registracijoje. Ir tada po truputį galime pradėti šitą seminarą. Taip, tai džiaugiuosi, kad susirinkote, kad susidomėjote šitą temą. Ir šitas seminaras bus apie moterų senėjimo nerimą vidurinėje suaugystėje, su kuo jis susijęs ir kaip jį reaguojama. Aš esu Goda Jackaitė, psichologė, mokslininkė. Ir pastarosius 2 metus vykdžiau projektą Lietuvos socialinių mokslų centre, podoktorantūros projektą, kuriame tyrinėjau šitą temą. Ir šiandien truputį papasakosiu bendrai apie tai, ką mes jau žinome, kokie man klausimai kilo ir ką mes čia tyrinėjome. Ir šito seminaro metu, tai aš jūsų irgi klausiau apie, na, iš kokių jūs ryčių esate, specialybių ir panašiai, truputį norėdama suprasti tą auditoriją ir kaip čia į kurią pusę palenkti. Tai atrodo, truputį čia, jo, kas, žodžiu, kad išsijungtų mikrofonai, kad neįdėtų. Tai žodžiu, matau, kad turbūt bent iš tos registracijos, kad nemažai bus psichologų, turbūt praktikų ar panašiai, dalis mokslininkų, dalis žmonių, kuriems, na, turbūt šiaip šita tema yra įdomi ir aktuali, aš taip sprendžiu ir tikiuosi. Ir tai va, tai nors pasakosiu vis tiek nemažai ir apie tyrimus, bet manau, arba bent stengiuosi apie juos papasakoti taip paprastai ir suprantamai. Taip pat vis tiek pabandžiau tų praktinių tokių įžvalgų pasidalinti iš tų rezultatų ir tyrimų. Tai žodžiu, na, stengiuosi atsižvelgti šiek tiek į tą auditoriją. Ko dar galima tikėtis iš šio seminaro, tai jisai turėtų iki 1,5 valandos trukti. Ką aš pasakosiu, turėtų užtrukti daugmaž iki valandos, na, ne iki valandos, bet truputį daugiau negu valandą. Ir tada mes turėsime kokią 20 minučių diskusijai ir klausimams. Ir tai tikrai skatinu jūs, kaip pasakyti, jeigu turite klausimų, juos, kaip pasakyti, užsirašyti, prisiminti ir panašiai, ir tikrai klausti ir įstraukti tą diskusiją, nes mano ta patirtis yra, kad kiek aš pristatinėjau šitos tyrimus skirtingose vietose ir skirtingai žmonėms, tai, na, tos diskusijos būtų tikrai įdomios, visokių įžvalgų iš kitų žmonių minčių irgi sulaukiu, žodžiu, ir toliau irgi plečiasi interpretacijos, skirtingos mintis ir panašiai. Tai galvoju, ką dar jums pasakyti. Tai koks yra kontekstas šito projekto ir šitų tyrimų, tai yra podoktorantūros projektas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos, jisai truko 2 metus ir kaip tik už kelių dienų jisai baigėsi. Šitas projektas taip pat buvo vykdomas su projekto vadove dr. Gražina Rapolienė. Ir čia turbūt irgi noriu dar paminėti prieš perinant ir padėkoti tai visai komandai, ta prasme žmonėm, kurie prisidėjo prie šito projekto vykdymo, skirtingų tyrimų etapų ir panašiai. Tai labai džiaugiuosi tom mokslininkėm, su kuriuom galiu bendradarbiauti, žodžiu, tartis ir žodžiu, kartu spręsti šitas problemas. Tai, kaip sakiau, podoktorantūros vadovė ir taip pat kitos mokslininkės, kurios prisidėjo prie kokybinio tyrimo, kiekybinio tyrimo ir taip pat prie kiekybinio tyrimo analizės prisidėjo studentas, kurios atliko praktiką Lietuvos socialinių mokslų centre. Tai irgi, žodžiu, džiaugiuosi ir dėkoju. Ir taip pat, kad po to nepamiršiu, tai irgi noriu, na, iš karto padėkoti tyrimo dalyviams, kurios, na, labai svarbu tas jų dalyvavimas, visų žmonių, kurie sutinka dalyvauti tyrimuose, kokybinio tyrimo dalyviams taip pat irgi ypatingai, na, apie kurios papasakosiu, bet, žodžiu, tai irgi toks jų tas dalinimas interviu tokia yra esmė to kokybinio tyrimo. Tai va, tai man atrodo, kad pasakiau tą įžangą, kurią aš norėjau ir galima po truputį eiti į seminaro tą temą. Ir pradėkime truputį nuo to, kad aš jūs, žodžiu, skatinu pabandyti įsivaizduoti savo kitą didelį gimtadienį, tai tą jubiliejų vadinamą. Tai galbūt jums 40 metų sueis, gal 50, gal 60. Čia irgi varijuoja, kiek žodžiu, dar tų metų kiekvienam iki jubiliejaus, bet
Na, pabandykite save įsivaizduoti, galbūt, žodžiu, prieš pat gimtadienį ir kitą dieną gimtadienis, žodžiu, kaip bus ir taip pat kokie jausmai kyla tą įsivaizduojant. Ir, ir tie jausmai, na, gali turbūt būti įvairūs, gali būti galbūt kažkoks smalsumas, galbūt džiugus smalsumas, galbūt neutralu ir tai daug emocijų nekelia. Tačiau vis dėlto neretai yra pastebima, kad kažkokių nepatogių jausmų aplink tuos kaip sakyti, aplink tos jubiliejus arba tiesiog galvojant apie save vyresnį ir apie savo tą tokį amžėjimo procesą, gali kilti kažkokių nepatogių jausmų, galbūt liūdesys, o galbūt nerimas, apie kurį mes ir kalbėsime ir koncentruosimės daugiau prie jo. Ir taip pat, kadangi šitoje projekte, na, irgi bus tyrinėjama ir buvo tyrinėjama, tai kodėl, su kuo čia yra susiję, kodėl tai yra neigiami kažkokie jausmai, tai irgi gali pabandyti įsivaizduoti ir savęs paklausti, kokie kyla atsakymai, kodėl jie, jeigu tie nepatogus kažkokie jausmai yra, tai su kuo tai yra susiję ir kodėl. Tai iš tikrųjų šitame projekte ir buvo akcentuojamasi, na, vis dėlto prie to senėjimo nerimo, bet vis dėlto suprantame, kad senėjimas gali sukelti įvairių reakcijų, bet kaip minėjau, na, neretai vis dėlto yra kažkiek gali kelti ir tokių neigiamų reakcijų. Kaip tą senėjimo nerimą suprasti, kaip čia jis apsibrėžiamas yra, tai, na, jeigu tai paprastai žodžiais, tai senėjimo nerimą aš tai pavadinčiau tas nerimas, kuris kyla galvojant apie save senėjant, pastebint savo senėjimo ženklus, atėjus gimtadieniam, atėjant jubiliejams, galvojant apie save senatvėje ir panašiai. Jeigu taip konkrečiau, kaip autoriai literatūroje apibrėžia, tai kaip numatymą ir susirūpinimą dėl neigiamų praradimų senstant ir susijusių su senėjimo procesu. Ir taip pat čia reikia turėti omeny, kad mes kalbam apie skirtingas sferas tų pokyčių ir tų praradimų. Tai reiškia, tai nėra kažkoks vienas dalykas, tai gali būti psichologiniai, socialiniai, tarpasmeniniai, fiziniai kažkokie pokyčiai ar praradimai. Tai vat, reikėtų tą turėti omenyje. Taip pat gal čia paminėsiu, kad šitame projekte taip pat senėjimas, na, lietuvių kalboje tas senėjimo terminas, kaip pasakyti, mano manimu, turi tokias dvi prasmes. Tai vienas yra tas, kai pereiname į tapimą senu, tačiau vis dėlto mes neturim tokio žodžio, kuris, mano supratimu, kuris sakytų, kad mes kiekvieną dieną tampame vyresni. Ir šitame projekte vis tiek senėjimas taip pat turime omenyje būtent tą tapimą nuolatiniu vyresniu, amžėjimą kartais gal pavartosiu tą žodį, bet juos vartosiu, žodžiu, senėjimą ir tokia prasme. Tai kodėl moteris vidurinėje saugystėje, kodėl tai yra šito projekto, žodžiu, ta grupė, apie kurią keliame klausimus ir tyrinėjame, tai dėl to, kad šita grupė panašu, kad turi tam tikrą specifiką ir ta specifika man pasirodė labai įdomi. Ir vėlgi, kas čia yra vidurinė saugystė šitame projekte, tai vėlgi labai plačiai į tai pažiūrėjome, kad tai yra visa saugystė, tarp jaunos saugystės, tai yra iki 30 metų ir iki vyresnio amžiaus, tai nuo 60. Tai kitaip tariant, mes čia kalbėsime apie vidurinę saugystę nuo 30 iki 59 metų. Tai taip toks platus 3 dešimtmečių laikotarpis. Bet vis dėlto, kas jame specifiško vyksta ir kas čia yra įdomaus apie tą reakcijas į senėjimą, tai turbūt tai pagrinde, kad išėjus iš tos jaunos saugystės, čia beje tie laikotarpiai, kas čia yra jauna saugystė, kas vidurinė saugystė, kas vyresnis amžius, kažkokių labai konkrečių sutartų bendrai nėra. Bet vis dėlto ten toj vidurinėje saugystėje prasideda tokie pirmosios patirtis pastebėjimo tų pirmųjų kažkokių savo to amžėjimo, senėjimo ženklų. Toje visoje vidurinėje saugystėje vyksta tokia, kaip pasakyti, nuolatinis įgavimas patyrimo, senėjimo patyrimo arba to amžėjimo patyrimo.
Ir kitaip tariant, atrodo, kad toje vidurinėje suaugystėje kuriasi santykis su savo senėjimu ir reakcija į savo senėjimą. Ir šita prasme šitas laikotarpis yra toks labai įdomus. Ir kuo tai yra svarbu, tai, kad mes žinome, jog tas negatyvus santykis su savo senėjimu, neigiamas požiūris į senėjimą yra susijęs su tiesiog prastesniu tokiu funkcionavimu, tai reiškia su prastesnė fizinė, psichologinė sveikata ir taip pat su tuo sudėtingesniu senėjimo procesu ateityje, tai ta senėjimo trajektorija, tai reiškia, jeigu aš turiu tą neigiamą požiūrį, neigiamą santykį, tai iš tų kelių tyrimų mes matome, kad tai yra susijęs su tokiu sudėtingesniu po to senėjimo procesu. Tai dėl to yra, kaip pasakyti, svarbu, įdomu ir turi daug potencialo būtent tyrinėti tą laikotarpį, kai kuriasi tas santykis ir galbūt ką mes ten galime padaryti, padėti žmonėms susikurti tą tokį bent jau neutralesnį santykį arba neturėti tų kažkokių neigiamų reakcijų ar to neigiamo stipriai požiūrio. Kita specifika tai yra moteris. Ir kodėl šitame projekte buvo tyrinėjamos būtent moteris, o ne bendrai, ta prasme, ir vyrai, tai vis dėlto tai, kad irgi to vidurinėje suaugystėje yra ir tų bendrų procesų ir čia irgi tas yra įdomus klausimas, bet vis dėlto yra ir tokių specifinių procesų susijusių būtent su ta moterų patirtimi. Tai yra, pavyzdžiui, vienas akivaizdus, tai yra viskas, kas yra susijęs su menopauzės procesu, ir tai vis tiek yra, žodžiu, toks, tas su moterų tas procesas. Ir tai reiškia, kad jeigu jau nekalbame apie tas tokius specifinius menopauzės fizinius, psichologinius simptomus ir ką tai pradeda, bet tokia bendraja vos neegzistencinė prasme, tai vis tiek menopauzė yra susijusi su tokiu aiškesniu, aštresniu kažkokio laikotarpio gyvenime pabaiga, pasibaigimu, pasikeitimu gyvenimo periodų, taip pat to jaunoji suaugystė net, ta prasme, dar prieš perimenopauzę vis tiek galime įsivaizduoti, kad daliai moterų gali pasireikšti tą įtampą dėl reprodukcinio amžiaus pabaigos artėjimo ir kad yra tas kažkoks laikotarpis ir kad jeigu moteris nori daugiau vaikų arba nori tų pirmųjų vaikų ir dabar tas, kaip pasakyti, ir yra persikėlę į šitą laikotarpį nemažai to turėjimo pirmų vaikų arba vaikų turėjimo, tai vėl čia gali susikurti tokia irgi šiek tiek labiau specifinė patirtis. Ir kitas dalykas, tai visa tai primena apie tokį amžėjimo tą procesą ir tai gali kelti tokių irgi įtampų su to susijusių. Ir kitas toks irgi, čia galėtų būti diskusija, ar čia specifiška, ar čia nespecifiška moterim, bet vis dėlto, yra tų teorijų, tyrimų šiek tiek, nors ten irgi šiek tiek tokių dviprasmiškų, bet vis dėlto tai apie tokį patiriamą spaudimą dėl išvaizdos senėjimo ir kaip taip vis tiek yra svarstoma, kad tai šiek tiek moterim gali būti stipresnis procesas, žodžiu, nukreipta daug to tokių idėjų apie tokį įtampą senėjimo, išvaizdos keitimas ir panašiai, kad vis tiek tai moteris gali irgi šiek tiek specifiškiau patirti. Tai va. Tai dėl šitų visų aspektų ir buvo įdomu daugiau sužinoti ir suprasti apie moterų tą senėjimo nerimą, neigiamas emocijas susijusias su senėjimu būtent šitame periode ir su kuo tai yra susiję ir kaip jos į tai reaguoja, kokias įveikas naudoja. Tai mes tą tyrinėjome tyrimuose, bet prieš tai, ką mes jau žinome iš literatūros, iš tyrimų ir panašiai, kokie yra pagrindiniai paaiškinimai apie tos mechanizmus, kažkokius procesus, su kuo tai yra susiję, tai galėtume apie tai kalbėti daug, bet vis dėlto, jeigu į tokius 3 pagrindinius, kaip pasakyti, aš taip išskyriau savo nuomonę, apie kuriuos gal svarbiausia pakalbėti, tai kodėl žmonės, arba kai kurie žmonės gali jausti nerimą susijusiu su savo senėjimu. Tai dėl kelių procesų, tai vėlgi irgi man atrodo, kad labai svarbu yra tai, kad čia nekalbame apie vieną procesą, kad tai yra
žodžiu, bent keli procesai. Tai, tai vienas iš to yra tai, apie ką yra daug literatūroje kalbama, tai kad mes gyvename visuomenėje, kuri pasižymi gana amžizmu, tai reiškia neigiamais stereotipais apie senėjimą, apie buvimą vyresniu ir apie vyresnius žmonės. Tai reiškia, kad mes augame ir girdime daug tų stereotipų, daug nuomonių ir panašiai, ir juos perimame ir pradedame, susikuriame savo vaizdą apie tai, kas yra buvimas vyresniu ir senėjimu pagal tuos neigiamus stereotipus. Tie neigiami stereotipai sukuria vaizdą, kad senėjimas yra kažkas labai baisaus, labai blogo, būti vyresniu yra blogai ir panašiai. Ir nenuostabu, kad tuomet ėjimas į tą, kaip pasakyti, laikotarpį, po truputį matymas ženklų, kad aš einu į tą laikotarpį, nenuostabu, kad tai kelia baimę, kad tai kelia daug neigiamų emocijų, nes tai yra kažkoks baisus, gąsdinantis procesas, kuris yra susikūrimas pagal tokius negatyvius stereotipus. Ką reiškia, kad yra tai neigiami stereotipai, tai taip yra senėjimo procesai, yra susiję taip pat su tam tikram, kaip pasakyti, kas yra įgaunama ir kas yra prarandama, žodžiu, su tokiais pokyčiais. Ir yra kažkokia ir ta praradimo dalis, tačiau vis dėlto, ką matome, kad tie neigiami stereotipai yra dažnai perdėti. Žmonės dažnai mano, kad ten tas senėjimas, buvimas vyresniu, kad ten žymiai viskas yra sudėtingiau, kad žymiai daugiau pasižymi įvairiom lygom, pakeitimais, mąstymu ir panašiai, negu šiaip yra pastebima. Ir vienas iš tokių tyrimų, pavyzdžiui, yra tai, kad yra neigiamas požiūris į senėjimą susijęs su neteisingom žiniomis apie senėjimą, jeigu mes grinai duodame, ta prasme, testus apie tai, kaip daugmaž vidutiniškai atrodo tai. Ir kitas procesas, bet su tuo glaudžiai susijęs, tai yra, jeigu mes gyvename visuomenėje, kurioje yra neigiami stereotipai apie senėjimą, apie vyresnius žmonės ir buvimą vyresniu, tai reiškia, kad tai yra, kad žmonės tapatinasi su skirtingomis grupėmis žmonių ir reiškia, kad iš pradžių tie vyresni žmonės yra kažkokia kita grupė, kurie pasižymė kažkam tom savybėm neigiamam, ir aš žinau, kad visuomenėje irgi yra tokios nuostatos, ir po truputį aš pradedu, žodžiu, tapti vyresnė, senti į kažkurias kitas tas grupės, kurios pasižymė, tarsi yra tas jausmas, kad visuomenėje turimi neigiami stereotipai ir toks yra, kad mano vertė keisis, nes mane pradės irgi neigiamai žiūrėti, nes yra tokie neigiami nusistatymai tos vyresnių žmonės. Tai kitaip tariant, čia vyksta kitas procesas, tokios socialinės vertės jausmas ir kaip mano socialinė vertė galbūt keičiasi, kai keičiasi mano amžiaus grupė. Pereinant prie kito proceso, kuris irgi yra su to susijęs, tai sakyčiau, kad kai kalbame apie vidurinio amžiaus moteris, tai čia irgi nemažai iškyla kūno vaizdo tyrimo lauko ir teorijų svarba. Ir kas yra kūno vaizdas? Tai kūno vaizdas, vėlgi čia tas kaip pasakyti, laukas teorijos yra apie tai, kad kūno vaizdas tai yra toks subjektyvus santykis su savo išvaizdu, su savo kūnu, ir kad tai, būtent yra tokie subjektyvūs ir sudėtingi procesai, tai nėra kažkoks labai tiesioginis, kažkoks pagal objektyvius rodiklius, kaip žmonės taip pat yra tą savo išvaizdą ir kaip tai yra svarbu identitetui ir panašiai. Ir vėlgi, jeigu mes kalbame apie moteris vidurinėje suaugystėje, tai vėlgi, kaip minėjau, yra, kaip pasakytų, teorijų pasvarstymų ir panašiai, kad vis dėlto tas spaudimas yra apie tą išvaizdos pokyčius, iš to keitimosi tos jaunos moters išvaizdos kad jinai pradeda keistis, kad čia irgi pradeda kilti tam tikra įtampa, kadangi vėl kalbame apie tai, kaip visuomenėje mano socialinė vertė, žodžiu, kažkokia jo dalis yra susijusi su mano išvaizda, su mano jauna išvaizda, kaip ten yra kalbama apie mano, žodžiu, apie moters keitimas jos išvaizdos su amžiumi ir panašiai. Ir kad čia irgi pradeda būti svarbu, koks tas yra santykis galbūt su tuo savo kūno vaizdu. Ir ką matome iš kelių tyrimų, kurie žiūrėjo būtent į senėjimo nerimą ir kiek prisimenu būtent moterų, tai kad taip, kai yra didesnė išvaizdos svarba suteikiama, kai yra su identitetu labiau susiję, kai yra didesnės investicijos į išvaizdos tokią kontrolę ir panašiai, tai yra susiję su didesniu senėjimo nerimu.
Na ir tada pereiname prie tokio kito labai svarbaus proceso ir mechanizmo. Tai yra, kitaip tariant, jeigu mes gyventume visuomenėje, na, kurioje nebūtų tų labai jau neigiamų stereotipų, kuriuose nebūtų tokios neteisingas įsivaizdavimas apie tą, žodžiu, senėjimo procesą, buvimą vyresniu. Tai ar tada žmonės nejaustų, žodžiu, visiškai jokio nerimo susijusio su senėjimu? Tai sakyčiau, kad turbūt ne, nes vis dėlto senėjimo tas nerimas ir vis dėlto siejamas ir aiškinamas taip pat per kitą svarbų mechanizmą. Tai yra tiesiog egzistencinį nerimą susijusi su mirties nerimu, susijusi su tiesiog gyvenimo baigtinumo nerimu. Tai reiškia, kad tiesiog senėjimo ženklai, ar tai yra veidrodyje, ar tai yra, žodžiu, gimtadienis suėjęs, tie jubiliejai, kuriuos daviau įsivaizduoti, na, jie taip pat simbolizuoja tiesiog tai, kad eina laikas ir rodo, kad tai, na, kad žmogus nėra išimtis, aš nesu išimtis ir aš irgi pasirodo, tas procesas irgi man veikia, žodžiu, irgi na, tas laikas. Tai kitaip tariant, žodžiu, tai yra susijęs su tiesiog kaip tokia egzistenciniu nerimu, mirties nerimu. Tyrimuose irgi matoma tokia pastovė sąsaja, kad mirties nerimas yra susijęs su senėjimu nerimu. Tai va, tokie, sakyčiau, tokie pagrindiniai mechanizmai, teorijos, apie kurią reikėtų žinoti, turėti omenyje, žodžiu, kaip yra tai aiškinama, bent jau kažkokia dalis tų procesų. O kitas didžiulis klausimas, kuris buvo įdomus šitame projekte, tai yra tai, na tai, o ką moteris toje vidurinėje saugystėje, nu, vad daro su to senėjimu nerimu, kai jį jaučia, kaip jį reaguoja, kokias naudoja, nu, vad taip, ar kažkokias naudoja įveikas, tai yra nori kažkaip jį bando suvaldyti, kontroliuoti, kažkaip jį reaguoja, na, žodžiu, ką daro. Ir pasižiūrėjus į tyrimus, konkrečiai tyrinėjančių senėjimo nerimą, tai buvo įdomu tai, kad, na, nėra tiek jau daug tyrimų apie tai. Yra tokia, galima kelis tyrimus interpretuoti, kad galbūt tai galima laikyti kaip netiesioginiam įveikom. Tai pavyzdžiui, tyrimai, kurie žiūrėjo, kaip senėjimo nerimas yra susijęs su kažkokiam kosmetiniam procedūrom, su tom vadinamom anti-agingo procedūrom, jauninančiam, senėjimą stabdančiam ir panašiai, na, kuriuose buvo matoma, kad taip, kad tai yra susijęs su senėjimo nerimu. Tai, bet vėlgi čia taip galime, na, netiesiogiai interpretuoti, kad galbūt tai yra toks atsakas. Bet jeigu žiūrime į tokią platesnę literatūrą ir plačiau, tai yra, na, tyrimai, kurie žiūri tiesiog į neigiamą požiūrį į senėjimą, ir tas neigiamas požiūris į senėjimą tai yra toks truputį platesnis, žodžiu, platesnis turbūt, na, kaip pasakyti, reiškinys, konstruktas, kaip mes įsivaizduojam, negu senėjimo nerimas. Senėjimo nerimas, jisai glaudžiai susijęs su tuo ir kartais ten ir persidengia turbūt, bet vis dėlto senėjimo nerimą vis tiek galbūt daugiau būtent tos emocijos yra akcentuojamos, ne tik požiūris. Bet tai čia kai kur tyrimai, na, vat galime, kaip pasakyti, prilyginti juos, tai vis dėlto, kai žiūrime į neigiamą požiūrį į senėjimą tyrimus, tai ką mes čia matome, kad tai yra susijęs su prastesne sveikata, su mažiau sveika gyvensena, su mažesniu pasiruošimu ateičiai, su mažesniu pasiruošimu senatvei ir panašiai. Tai, na, yra toks įdomus rezultatas, kad vis dėlto tas neigiamas požiūris yra susijęs su mažiau tokiu įsitraukimu į kažkokį aktyvų ruošimąsi, darymą ir panašiai. Ir kaip, na, ir per tai ir yra aiškinama, bent jau pasvarstoma, kad galbūt čia yra tas mechanizmas, kaip gaunasi, kad tas neigiamas požiūris, kaip minėjau, yra po to susijęs su prastesne sveikata, prastesne trajektorija. Tai vat ir yra manoma, kad gal tai yra susijęs su mažiau tokiu aktyviu įsitraukimu, pasiruošimu, galvojimu ir panašiai. O kaip tai yra aiškinama, tai kad tai yra stereotipų įkūnymo teorija yra aiškinama. Tai reiškia, jeigu aš turiu neigiamus stereotipus apie amžėjimą, tapimą vyresniu ir panašiai, ir aš galvoju, kad žmonės, na, normalu būnant vyresniu, turėti daug sveikatos problemų, normalu nebepalaikyti santykių, normalu neturėti hobių ir panašiai, tai reiškia, aš po truputį, kai pradedu į tą grupę, žodžiu, senti, aš perimu tos stereotipus ir nieko nedarau ir, žodžiu, įsigyvenu į tos stereotipus ir gyvenu pagal juos. Tačiau kas buvo man įdomu šitame, planuojant šitą tyrimą, klausimą ir panašiai, tai
na, kad vis dėlto nerimas, na, psichologijoje mes ją laikom į tokį aktyvuojančią emociją, kuri motyvuoja kažkaip spręsti, kažkaip ruoštis ir panašiai. Tai jeigu remsimės tais tyrimais tiesiog neigiamo požiūrio į senėjimą, tai atrodytų, kad vis dėlto tai neaktyvina, o kaip tik taip, kaip demotyvuoja, galima matyti. Bet vis dėlto kyla man tas klausimas, tai bet ar nėra aplinkybių ir sąlygų, kuomet tas senėjimo nerimas galėtų būti vis dėlto motyvuojantis faktorius, kuris kaip tik įtraukia į labiau sveiką gyvenseną, kažkokį ruošimąsi ateičiai ir panašiai. Na ir yra keli tokie tyrimai, arba bent jau vienas, kurį turiu omenyje, tai kur galim pamatyti, kad kažkuriom sąlygom, vat, kartais tai gali būti toks baime, nerimas, tai gali būti toks sumotyvuojantis. Tai, tai vat tokia, kaip pasakyti, yra tokia trumpa mano apžvalga ir jums pristatymas, ką mes maždaug jau žinome, kaip maždaug yra žiūrima iš tuos dalykus. Bet vis dėlto projekto tikslas buvo, na, paanalizuoti, patirti tokius du pagrindinius dalykus. Tai reiškia veiksnius, suprasti daugiau, su kuo yra susiję moterų, na, senėjimo nerimas vidurinėje suaugystėje, tačiau dalyje mes tiesiog žiūrėjome ir tiesiog neigiamas emocijas susijusias su senėjimu. Ir taip pat su kuo yra susijusios šitos įveikos. Tai reiškia, kiek senėjimo nerimas yra susijęs su įveikomis, kaip tos įveikos atrodo, su kuo jos yra susijusios ir panašiai. Ir mes tai, na, tyrinėjome atlikdamos du tyrimus. Tai yra kokybinį tyrimą, kokybinis tyrimas, tai mūsų atveju tai reiškia, kad tai buvo tokie pusiau struktūruoti interviu su 26 moterim ir jame labiau yra būtent analizuojamos moterų patirtis, moterų perspektyva, kaip moteris tai supranta šitos klausimus. Ir tuomet, na, antra dalis buvo kiekybinis tyrimas, kur jau yra analizuojama, apklausant daug moterų ir tiesiog statistiškai analizuojant, žodžiu, ryšius įvairius tarptų mūsų klausimų. Ir vis tiek, na, idėja buvo kokybiniam tyrime gauti galbūt kažkokių išvalgų būtent iš moterų patirčių, kokios jų mintis kyla, galbūt kažkas kyla, ką mes tiek literatūrai to nematome ir panašiai, na ir po to tai irgi, žodžiu, tas išvalgas atsinešti kiekybinį tyrimą ir irgi gal patirinėti daugiau. Tai gerai, tai kalbant apie tą kokybinį tyrimą, tai žodžiu, kaip aš jau minėjau, mes atlikome pusiau struktūruotus interviu su 26 moteriam, jų amžius buvo nuo 30 iki 57 metų ir tas pusiau struktūruotas interviu tai reiškia, kad tai buvo, na, tokie paruošti klausimai, iš tikrųjų daug, tai buvo toks išsamus interviu, įvairūs klausimai apie santykius su senėjimu. Pusiau struktūruotas tai reiškia, kad jisai galima prisitaikyti prie to, ką žmogus kalba. Žodžiu, tai nėra toks labai griežtas tik tais per tuos interviu klausimus perėjimas. Tas interviu buvo vidutiniškai 54 minutės, tai irgi tokie, kaip minėjau, gana išsamus ir iš tikrųjų čia daug tokios įdomios informacijos yra. Žodžiu, bet mes kol kas tik tais du tokius klausimus išanalizavome, kuriuos pristatysiu. Ir analizė, čia buvo refleksinė teminė analizė, tai reiškia, kad mes žiūrėjome, na, kokios mintis, temos atsikartoja, kažkurio klausimu atsikartoja pas moteris, tai reiškia nebūtinai pas visas, bet, na, bet iškyla, žodžiu, kažkokios mintis, kažkiek pasikartojančios. Ta refleksinė, tai reiškia irgi toks tiesiog požiūris ir pripažinimas, kad tokios analizė vis tiek yra, na, priklauso nuo to tyrėjo interpretacijos ir to, kuris atlieka analizę. Tai va, kalbant apie tas dalyvės, tai mes daugmaž bandėme po 5 metus tas amžiaus grupės pasižiūrėti, kad bent būtų dalyvių, tai sakyčiau daugmaž proporcingai. Taip pat ir biškai atsižvelgiame į ilgį interviu, jei kažkur buvo trumpesni, gal tik tų jauniausių dalyvių nuo 30 iki 34 metų buvo mažiau.
Taip pat, na, buvo daugiausiai dalyvių vis tiek su universitetiniu išsilavinimu iš didmiesčio, tačiau, na, vėlgi, dėjom tikrai daug aktyvių pastangų įtraukti ir pakviesti dalyvės su, na, iš tų kitų grupių ir tai mes padarėme, tai vis tiek, nors didžioji dalis yra su to žodžiu išsilavinimu, aukštuoju universitetiniu, bet vis tiek dalis buvo ir iš kaimo moterų, ir su žemesniu išsilavinimu ir panašiai. Tai pirmas tas klausimas, kurį mes analizavome, tai buvo, kaip moteris supranta, su kuo yra susijęs jų santykis su senėjimu arba kas trukdo ar padeda jį priimti. Na, kitaip tariant, kaip aš prieš tai minėjau, tokia platesnė prasme, norime pažiūrėti, su kokiais veiksniais tai yra susiję, na, tai va, ką moteris įvardina, kaip joms atrodo, su kuo yra susijęs jų santykis ar bendrai moterų santykis su senėjimu. Ir kokios čia mūsų analizė išskyrė kokias temas, tai 4 temas, tai yra vyresnių asmenų pavyzdžiai aplinkoje, asmeniniai bruožai ir požiūris, nespaudimas aplinkoje ir senėjimo kontrolės įtampa. Tai aš dabar truputį ir papasakosiu apie kiekvieną, bet vis dėlto irgi, kadangi gana daug noriu šiandien pristatyti skirtingų klausimų, tai tiek išsamei irgi negalėsiu papasakoti, bet jeigu kažkuri dalis jums irgi yra įdomi, tai kaip sakiau, galėsime diskusijos metu, galėsiu išsiplėsti kažkur ir panašiai. Tai irgi citatų neskaitysiu šį kartą, bet irgi pateikiau tokias iliustruojančias citatas, tai irgi jeigu, na, spėsite paskaityti, galite paskaityti. Tai žodžiu, pirmoji tema yra apie vyresnių asmenų pavyzdžius aplinkoje. Ir tai yra ne veltui tokia pirmoji tema, nes vis dėlto dalyvių klausiant apie jų mintis apie senėjimą, apie jų tokį santykį su senėjimu, gana didžioji dalis dalyvių, beveik visos dalyvės ir gana greitai pradėdavo kalbėti apie kažkokį pavyzdį senėjimo arba vyresnio žmogaus savo artimoje aplinkoje, dažnai tai būdavo vyresni šeimos nariai ir kad realiai jos įvardindavo, kad tai buvo toks esminis šaltinis, iš ko joms susikūrė, kas yra senatvė vaizdas, kas yra senėjimas vaizdas. Labai supaprastinus, tai dažnai buvo tokie, galima sakyti, sudėtingi pavyzdžiai, kurie galbūt gąsdina, sukūrė tokį labiau neigiamą vaizdinį, arba tai galėjo būti kažkokie pozityvūs ar neutralūs pavyzdžiai, kurie sukūrė tą tokį, na, ne tokį neigiamą tą vaizdinį, neutralų arba net pozityvų. Ir to pasekoje tai susiję ir su jų jausmais ir jų santykių su senėjimu, koks jų tas vaizdas susikūrė. Tai kas čia yra įdomus, tai kad ką aš ir minėjau, literatūroje šitų temų yra akcentuojama daugiausiai visuomenės, esami stereotipai visuomenėje, kurie kuria tą vaizdinį. Tačiau čia iš tų dalyvių patirčių žymiai labiau yra akcentuojami tie pagrindiniai artimi pavyzdžiai, kurie buvo matomi, na, kuriant tą tokią schemą realiai, kas yra senatvė ir senėjimas. Na ir vėlgi iš, kaip pasakyti, na, psichologijos teorijų, tai mes kaip ir irgi turim panašų vaizdinį, kad tos pasaulėžiūros schemos, apskritai schemos apie kažkokius reiškinius, na, dažnai formuojasi anksti ir matant iš labai artimų tų pavyzdžių, ką aš artimiausiai matau. Tai čia toks įdomus gavosi šiek tiek akcentas, kitoks negu literatūroje daug to akcentų yra dedama. Kita dalis, na, tokia potėmė, kitas aspektas šitos temos, tai buvo tai, kad dalis dalyvių įvardino, kad jos mato senatvę Lietuvoje kaip sudėtingą procesą arba bent mato tokius pavyzdžius sudėtingos senatvės Lietuvoje. Ir tai yra tas kitas pavyzdys, kuris taip pat dedasi prie to vaizdo, kaip atrodo senėjimas ir kaip aš matau, kaip man gal bus. Ir dalis dalyvių čia įvardino, kad tai prisideda šiek tiek prie tokio nerimo, o kaip man bus, ar man bus jinai lengva ar sudėtinga ir panašiai. Taip pat čia nemažai dalyvių, na, kodėl tas yra akcentas Lietuvoje, tai kad nemažai dalyvių tai kontrastuodavo su tuo, ką jos galbūt mato keliaujant užsienyje arba, na, žodžiu, ten vakarų, pietų, pavyzdžiui, Europoje, kaip tie vyresni žmonės atrodo kažkaip kitaip jie to visuomeniai dalyvauja. Buvo kelis kartus ta pati frazė, besilaikantis už rankų arba už rankučių. Tai irgi atrodo, kad kažkokia simbolizuoja tokį gyvenimo džiaugsmą. Nu, čia tokia mano interpretacija, žodžiu, kodėl pasikartojo ta frazė kelis kartus, bet
Žodžiu, bet tai irgi va, tas vienas iš tų aspektų, kurie prisideda prie to vaizdo ir po to santykio su savo senėjimu. Kita tema tai buvo apie tai, kad, na, paklausus, žodžiu, tai kaip jos mano, su kuo tai yra susiję, tas senatvės, kaip yra į senėjimą žiūrima, kaip jis yra priimamas ir panašiai, tai dalis dalyvių sakydavo, kad tai yra tiesiog susijęs su žmogaus bruožais, su žmogaus požiūriu, su jo tiesiog asmenybė tam tikrą prasme. Ir čia mes vėlgi analizėje išskiriame keturis tokius aspektus. Tai vienas iš to buvo, kad dalyvės minėjo, kad joms padeda tai, kad jos tiesiog žiūri ir mato mirtį ir senėjimą tiesiog kaip natūralų ir neišvengiamą procesą, tiesiog kaip tokio būtent natūralaus gyvenimo ciklo dalyką. Ir jos minėjo, kad tai joms tada padeda su tuo priėmimu, kai nėra ką su juo daryti, tai yra natūralu. Tuomet kita tema, tai yra tokia potėmė, tai yra pasitenkinimas savo gyvenimu arba gerai gyvenamas gyvenimas. Tai irgi čia buvo tokia gana platus aspektas, iš įvairių pusių minimas ir apie jį kalbama. Bet iš esmės dalyvės kalbėjo apie tai, kad aš gerai gyvenu savo gyvenimą, esu patenkinta juo ir tai man padeda priimti savo tą senėjimą, tą amžėjimą, tą laiką bėgant ir panašiai. Ir tai buvo iš kelių aspektų. Tai iš vienos pusės tai buvo apie tai, kad dalyvės minėjo, kad jos yra įsitraukusios į savo gyvenimą, tai reiškia, užsiema veiklom, užsiema, žodžiu, tiesiog yra įsitraukusios į savo gyvenimą ir tiesiog neturi kada rūpintis ir galvoti apie kažkokią abstrakčią problemą ir kažkokią kitą problemą. Iš kitos pusės tai buvo taip pat apie tai, kad dalyvės jaučia tam tikrą saugumą, savo gyvenimo sąlygose, jaučiasi patenkinta savo gyvenimu, savo šeima galbūt savo darbu, galbūt kažkokiam kitom veiklom, ten draugystėm ir panašiai. Ir tiesiog tai joms duoda tam tokį saugumą, kad taip toliau ir tęsis. Jau dabar tos sąlygos tokios yra ir tiesiog tokia kaip projektavimas, kad o kodėl turėtų būti kitaip. Aš manau, kad, žodžiu, kad tai gali tęstis. Na ir kitas aspektas, tai buvo dalyvių įvardinimas toks pasitenkinimas tuo, kaip jos jau išnaudojo tą savo gyvenimą, ką pasiekė jame, žodžiu, kaip jį nugyveno iki šiol. Ir įvardindavo, kad tai irgi padeda priimti tą bėgantį gyvenimą ir per tai tą amžėjimą, tokia prasme. Kelios dalyvės paminėjo tokį atvirkštinį variantą, kad jaučia, kad galbūt yra sudėtingiau, nes gal dar nepradėjo tarsi gyventi arba ne taip nugyveno, kaip dar norėjo. Ir čia vėlgi interpretuojant, tai galima matyti tos egzistencinės psichologijos galbūt idėjos iškyla, tai egzistencinė psichologija taip pat apie, truputį vėl, tai egzistencinėje psichologijoje yra kalbama vis tiek apie mirties nerimą ir ta idėja yra tai, kad su mirties nerimu egzistencinėje psichologijoje tarsi idėja reikia dirbti įsitraukiant į gyvenimą ir žodžiu, didinant gyvenimo prasmingumą ir kad žmonės, kurie jaučiasi, kad išnaudoja savo gyvenimą prasmingai ir panašiai, ta mirties nerimas bus netoks pakilęs. Ir čia matome tokių atgarsių, kad galbūt kažkokie panašus procesai galėtų būti naudingi irgi kalbant apie senėjimo nerimą. Kitas aspektas čia buvo, kad dalyvės minėjo tiesiog tokį pozityvų požiūrį, optimistinį požiūrį savo, kažkokius tokius pozityvius bruožus. Ir iš esmės jos sakė, aš apskritai gyvenime pakankamai lengvai žiūriu dalykus, tiesiog juos priimu, galbūt optimistiškai žiūriu ir tiesiog senėjimas tai yra vienas iš tų procesų, į kuriuos aš taip pat žiūriu kaip į kitus savo gyvenimo dalykus, tokiu būdu. Na ir čia vėlgi iš asmenybės psichologijos mums pakankamai turėtų būti suprantama, tai yra, kad kažkokie bruožai, taip, jie turbūt kartojasi per kažkokias skirtingas sferas, kaip žmogus tiesiog į tai žiūri. Čia gal vertėtų paminėti, kad vis dėlto išskiriamas pozityvus požiūris labiau negu atvirkštinis negatyvus požiūris, kuris trukdytų, arba buvo kalbama apie tą gerą gyvenimą. Tai
Tai čia sakyčiau, kad reikia turbūt paminėti tokius du pagrindinius dalykus. Tai viena, kad vis dėlto reikia turėti omenyje, kokios čia dalyvės pas mus dalyvavo. Tai dalyvės, kurios sutiko dalyvauti tyrime, paskirti 1,5 valandos, dalis jų turėjo kažkur atvažiuoti, padaryti interviu. Na, žodžiu, turbūt dalyvės pasižymėjo tam tikrais bruožais ir, na, pavyzdžiui, turbūt kažkokiu prosocialumu, aktyvumu galbūt. Ir galima, na, gali būti va tokia specifika šiek tiek, kodėl tas pozityvus labiau buvo bruožas, žodžiu, pasikartojo. Iš kitos pusės dar pasvarstyčiau vis tiek ir apie tai, kad gal yra lengviau įvardinti ir reflektuoti pozityvų požiūrį, pasitenkinimą gyvenimu negu atvirkštinį variantą, na, apie jį kalbėti ir reflektuoti galbūt ne taip irgi yra lengva, galėtų ir toks būti aspektas. Ir tuomet prie tų bruožų ir požiūrio paskutinis toks ta potėmė, tai buvo, na, dalyvės kalbėjo apie apskritai santykį su savimi ir savo išvaizdą, žodžiu, kaip šitas yra susijęs su, kaip bus tas senėjimas matomas ir priimamas. Tai dalis dalyvių minėjo, kad jom, pavyzdžiui, išvaizda nebuvo labai svarbi dalis identiteto. Žodžiu, ir jos kelios dalyvės įvardino, kad tai, jos mano, kad dėl to joms tai nėra toks sunkus procesas. Iš kitos pusės kelios dalyvės vardino atvirkštinį variantą, nu, tokį kaip ir atvirkštinį variantą, tai kad vis dėlto turėjo tokių kažkokių problemų su kūno vaizdu ir savęs, na, priėmimu to savo išvaizdos, pasitenkinimo ir panašiai, ir kad tas procesas, na, po to pradedant keistis tą išvaizdai, na, dar gali būti, kaip pasakyti, pasunkėti, arba tiesiog tos problemos tęsiasi toliau ir atsiranda tokios naujos su to amžėjančia išvaizda susijusios problemos. Ir iš kitos pusės čia taip pat dalyvės, na, kartais irgi išsiplėsdavo iki to, kad čia iš viso gali būti klausimas apie tokį bendrą savęs priėmimą, tai ne tik savo išvaizdą, kas čia irgi gal ir su tuo yra susiję, bet apskritai kaip aš priėmu save, kaip aš galiu priimti savo netobulumus, kažkokius trūkumus, kažkokius pokyčius, kaip aš apskritai gyvenime, na, priėmu sunkumus. Ir, žodžiu, toks santykis su savimi ir su savo priėmimu, realiai dalyvės ir apie tai kalbėjo. Tuomet einant prie kitos temos, tai buvo nespaudimas aplinkoje. Ir čia dalyvės kalbėjo apie tokius du aspektus, kuriuos mes išskiriame. Tai yra taip, kad dalyvės įvardino, kad vis dėlto jos jaučia tą visuomenės neigiamo požiūrio į senėjimą spaudimą, tą negatyvų kalbėjimą apie senėjimą, jaunystės kultas ir panašiai. Tai, kas literatūroje plačiai kalbama. Tačiau taip pat, kas čia įdomiai iškilo akcentas daugiau negu, na, žodžiu, ką mes literatūroje matom, tai vis dėlto, kad dalyvės kalbėjo apie artimos aplinkos tokią svarbą. Ir kaip ta artima aplinka gali būti padėti arba trukdyti priimti senėjimą per tai, kad, na, dalis dalyvių įvardino, kad mano aplinkoje, na, ten draugai ar tėvai, ar, žodžiu, sutuoktinis ir panašiai, priema pakankamai lengvai, tai nekalba labai negatyviai apie visą senėjimą, žodžiu, ir tas, nors yra jaučiamas toks platesnis, galbūt spaudimas bendroji visuomenė, tas negatyvus kalbėjimas, bet mano asmeninėje aplinkoje tai nėra toks labai tam akcento daug dedama, pakankamai lengvai žmonės priema ir tai man galbūt padeda, žodžiu, dalyvės apie tai kalbėjo. Na ir keli atvejai, kai atvirkštinis, kai vis dėlto kažkas labai artimoje aplinkoje labai stipriai negatyviai kalba apie savo senėjimą ir nuolatos, kai tai girdžiu, tai, žodžiu, irgi dalyvė minėjo, pavyzdžiui, kad tai vis dėlto veikia taip pat ir jos tą santykį. Na ir paskutinė tema čia yra apie tokį kontrolės klausimą senėjime ir su tuo susijusią įtampą. Tai, žodžiu, kas čia išėjo kalba apie tai, na, kaip ir kokia yra kontrolė senėjime. Iš vienos pusės dalyvės kalbėjo apie tai, kad senėjimo nesustabdysi, ir kad ir ką tu ten darysi, kad ir kiek tu ten kontrolės dėsi, galiausiai senėjimo nesustabdysi niekaip. Kova su vėjo malūnais, kaip viena čia dalyviai vardino. Iš kitos pusės dalis persidengiančių dalyvių taip pat minėdavo, kad bet kažkiek tos kontrolės yra senėjime, ta prasme, kad vis tiek tai, kiek tu pastangų įdėsi į senėjimą, į savo sveiką gyvenseną, į kažkokį ruošimąsi ir panašiai, tai vis tiek yra susiję, kaip po to atrodo tas senėjimas ir kaip atrodo ta žmogaus sveikata ir kiti aspektai.
Ir su tuo taip pat yra susiję tokia reikėtų įtampa, kur, žodžiu, potėme, kurią tai pavadiname. Ir ką tai reiškia, tai kai pradėjau su dalyviam kalbėti apie tai, na va taip, tai ar jos kažką daro, kažkaip ruošiasi, ar kažkaip bando, ar kažkaip stabdo tos, na, bando stabdyti, arba kažkaip padėti tam savo senėjimo procesui ir panašiai. Na ir dalyvės įvardindavo, ką darydavo, bet vis dėlto neretai iškildavo toks mintis apie tai, kad darau, bet reikėtų daugiau. Ir labai dažnai tai iškildavo, ta prasme, kadangi realiai, jeigu galvojame apie tai, kiek galėčiau daryti daugiau, na tai beveik visada būtų galima kažką daugiau daryti. Ir čia buvo galima pastebėti tokia dalyvių šiek tiek įvardinta įtampa apie tai, kad galbūt galėčiau daugiau daryti. Ir galiausiai paskutinė potėmė čia, tai buvo dalies dalyvių įvardinta tokia vidinė įtampa tarp tos jaučiamos anti-agingo kultūros, žodžiu, visuomenėje spaudimo, to negatyvaus kalbėjimo apie senėjimą bendrai, apie senėjimo ženklus, apie išvaizdos senėjimo ženklus ir panašiai, tačiau taip pat to tokio vidinio atmetimo, tai reiškia jutimo, kad, na, čia netitinka mano vertybių, aš nemanau, kad senėjimas yra kažkoks blogas dalykas, čia tokia kaip dovana senėjimas, žodžiu, ir tai natūralus dalykas, bet šitie du poliai, tas nuolatinis neigiamas kalbėjimas apie tai ir tas jautimas, kad bet čia natūralu ir čia nieko tokio blogo nėra, žodžiu, kažkokia tai kelia įtampa ir kartu čia buvo kalbama apie tokią ieškojimą tokios vidinės ribos, kas galbūt irgi visoje šitoj temoj būtų aktualu, tai kur yra ta riba, tokia kontrolės riba senėjimo procese. Tai yra kiek man čia dėti tų pastangų, ką aš galiu padaryti, ta prasme, iš tikrųjų dar klausimas, kas čia padeda tam senėjimo procese, kas nepadeda. O kiek čia yra ta kova su vėjo malūnais ir kur man tą ribą nusibrėžti. Ir tai apskritai yra toks klausimas, bet taip pat čia dar prisideda, kad, na, to tokia anti-agingo kultūros spaudimas dar jaučiamas, kur dar papildomai neigiamai yra apie tai kalbama ir tarsi parduodama tas tokia idėja, kad čia yra blogai ir kažką reikia būtinai daryti. Tai va čia šito analizė, kaip tik nesenai išėjo mūsų straipsnis, kuriame ir aprašinėjame išsamiau visą šitą analizę, bet aš eisiu toliau dabar iš karto prie kito klausimo, kurį analizavome, tai irgi susijęs iš dalies ir po to pakalbėsiu apie tokias, žodžiu, išvadas, rekomendacijas ir įžvalgas. Tai tos kitos analizės šitų interviu klausimas buvo, na, tai, kas mums buvo įdomu, tai įveikos. Tai reiškia, kaip moteris vidurinėje saugystėje, na, vat įvardina, ką jos daro į tą, na, tokią reakciją į savo tas kažkokias neigiamas emocijas susijusias su senėjimu, kai jas jaučia, tai ką jos daro. Čia jau neįsiu giliau, bet čia buvo kelios temos, tai reiškia, dalyvės įvardino, kad vis dėlto tos emocijos neigiamas gali būti motivacija veikti ir gali jas sumotyvuoti kažką daryti, ta prasme, užsirašyti gydytojo vizitui, galbūt, vis dėlto paskatinti, kad taip, daugiau turėčiau ten, aš sveikiau gyventi, daugiau sportuoti vis dėlto ir panašiai. Na, žodžiu, ar tai galėjo būti kažkokie išvaizdos kontrolės irgi aspektai, tai ten maždaug suieškoti, nusipirkti kremą naują ir panašiai. Taip pat čia dalyvės minėjo vidinį darbą su savimi, tai reiškia toks priėmimo darbas, supratimas, kas su manim vyksta, kodėl tos emocijos kyla, apskritai savo kažkokių vidinių problemų sprendimas ir panašiai, kuris po to padeda ir su tokiu priėmimu ir senėjimo priėmimu. Taip pat dalyvės kalbėjo apie tokią svarbą dalinimosi su bendraamžiais, savo jausmais ir savo patirtimi. Čia buvo daug kalbama apie tai, kad, aš kartu su kitais realiai savo bendraamžiais mes kartu einame per šitą patirtį. Ir tas pasidalinimas, susitikimas, juokavimas, humoras buvo čia irgi minimas apie tai, kaip aš ten, kokie mums ten simptomai reiškiasi, kas dabar prasidėjo su mūsų amžiumi ir panašiai. Na ir ten irgi viena dalyvė, žodžiu, minėjo, kad, žodžiu, verkėm, juokėmės, aptarėm visus dalykus ir visa tai yra pakankamai toks svarbi tokia, kaip, žodžiu, padeda su tom emocijomis. Ir
Ir taip pat čia buvo, na, tokia irgi dar toks atskiras aspektas, tai apskritai, kas yra susijęs su menopauze, per menopauzę ir panašiai, na, kaip svarbu buvo vėlgi pokalbiai su kitom moterim, patvirtinimas kažkokių jausmų supratimas, jų galbūt knygos kartais tiesiog skaitimas knygų ir kaip tai galėjo iš esmės pakeisti tas toks patvirtinimas tos patirties. Taip pat kitas, apie ką kalbėjo moteris, tai tokį minčių ir emocijų nustumimą, kitaip tariant, tokį vengimą, buvo frazė vartojama nuvyjamos mintis, noris nuvytas mintis. Na, žodžiu, šiek tiek kai kurios dalyvės vardino, kad gazdina tas galvojimas, labai užsilikimas, na, labai daug galvomis apie tai gali gazdinti ir jos vengia per daug apie tai galvoti. Arba iš kitos pusės, kai kurios dalyvės kalbėjo apie tokį galbūt šiek tiek kitokį procesą, labiau paleidimo procesą. Tai reiškia, galbūt nebūtinai taip vyti tas mintis, bet galbūt, na, kaip irgi čia taip netiksliai perfrazavus, na, tiesiog pagalvoju, apie ką čia yra, pagalvoju, ar galiu kažką padaryti ir tuomet, na, padarau, jei kažką galiu, o jei nedaugiau paleidžiu, nes ką čia tiek prigalvosiu, aš ką man čia tiek galvoti. Ir galiausiai irgi labai svarbus rezultatas, tai kad tiesiog dalis dalyvių vardindavo arba būdavo kartais pirma tokia reakcija, kad nieko nedaro su tom emocijomis. Jos arba yra tiesiog nepakankamai stiprios ir nereikalauja kažkokios labai aktyvios įveikos, arba tiesiog yra, na, dalyvis irgi paminėdavo, kad tiesiog jos irgi, tos emocijos gal nėra tokios stiprios, jos tiesiog yra priimamos ir jos tiesiog praeina, žodžiu, jas pajautus, išjautus ir panašiai. Tai va, tai čia tokios, na, tie mūsų du pagrindiniai klausimai, kuriuos analizavome kokybinėme tyrimė kol kas. Tai galvoju, kad gal kalbėdama apie tai pakankamai paakcentavau tos svarbiausias mintis, aš gal pereisiu vėlgi prie tų tokių rekomendacijų ir praktinių įžvalgų. Tai, na, ta pirmoji rekomendacija, tai būtų tiesiog tirti toliau šitos klausimus, na, nes vis dėlto, vėlgi, kalbant apie įveikas, na, tai įvardinamas yra įveikos, bet mes šiandien netyrinėjome atskirai, tikros jos yra efektyvios, tai nebuvo apie, kad įvardinti tai, kas padeda, buvo apie tai, kas yra daroma, na, tai, žodžiu, tyrinėti, kaip tos įveikos yra efektyvios, kiek jos yra naudingos, kaip jos ilgalaikė, kaip tai veikia ir panašiai, nes reikėtų tai toliau tyrinėti. Bet vis dėlto, jeigu, na, tai kad taip užtikrintai kažką rekomenduoti, tai reikėtų daugiau tyrinėti, bet vis dėlto, jeigu, na, jau taip pasistengiau, kad vis dėlto pagalvoti, tai kokias galėtume tokias praktinės įžvalgas, praktinius galimus rekomendacijas turėti, labai atsargiai vėlgi, remiantis tom irgi žiniomis, ką mes žinome ar bendrai iš tų tyrimų šitos temos, ar bendrai iš psichologijos, na, tų tokių įvykių, emocijų reguliacijų ir panašiai tyrimų. Tai, žodžiu, tokie atsargus pasvarstymai. Na, tai vienas tai yra tokia svarba akcentavimo, rodymo, kalbėjimo ir matymo įvairių senėjimo ir senatvės pavyzdžių, kalbėjimo, matymo apie įvairias senėjimo dalis. Tai kitaip tariant, na, tai tokie neigiami stereotipai apie senėjimą, apie kuriuos yra daug kalbama ir daug to akcento yra būtent tam tokiam negatyviam kalbėjimui apie senėjimą, tai vis dėlto, kad yra didžiulė nauda, ta prasme, tiek žmonėms, tiek tokiam makro daugiau lygmenį visuomenėje, vis dėlto kalbėti ir apie tos kitus pavyzdžius arba kitokius pavyzdžius, nes tas neigiamas požiūris į senėjimą, į senatvę yra, na, aš taip įvardinsiu, niekam nenaudinga. Tai reiškia, neigiamas požiūris senėjimą po to būna susijęs su diskriminacija vyresnių žmonių, tačiau tiem patiem žmonėm, kurie patys turi tą požiūrį ir galbūt dėl to, kaip pasakyti, nesąmoningai gali būti linkę, pavyzdžiui, diskriminacija, tiem patiem žmonėm yra irgi nenaudinga turėti tą neigiamą požiūrį, nes vėlgi iš tų kelių tyrimų vis dėlto matome, kad tai dažnai yra susijęs tokia išsipildančia pranašystė. Tai reiškia, aš turiu tą neigiamą požiūrį ir po to na, žodžiu, tarsi žmonės įsigyvena į tuos neigiamas, tą savo požiūrį. Kalbant apie tokius, žodžiu, kitus aspektus, ką būtų galima daryti, jeigu yra tas jaučiamas senėjimo nerimas, kažkokios neigiamos emocijos, gana stiprios apie tą savo senėjimą, tai vat, tokie keli pasvarstymai, tai galėtų būti, na, panaudoti nerimą sveikatos gerinimui ar kitiems į senėjimą ar senatvę nukreiptiems veiksmams. Tai kitaip tariant, ką dalyvis vis dėlto minėjo, kad tai gali būti motyvuojanti, na, sumotyvuojanti. Su tuo susijusi kita mintis, tai yra
galbūt nukreipti vėlgi tą energiją ir dėmesį į savo gyvenimo gerinimą ir kokybės didinimą. Tai vėlgi čia ta mintis taip pat susijusi ir su ta egzistencinės psichologijos tokiam idėjom, kad jaučiant tą senėjimo nerimą, galbūt nebūtinai reikia su juo į jį nukreipti į tą dėmesį ir dirbimą, bet galbūt nukreipti į savo gyvenimo gerinimą, kaip ir dalyvas minėjo, kad joms na, tas gerai gyvenimas tarsi padeda lengviau priimti tuos kitus na, tą savo laiko bėgimą, senėjimą ir panašiai. Tai prasmingi santykiai, prasminga veikla, savęs išpildymas ir panašiai. Čia taip pat kalbant apie tą kūno vaizdo tokias intervencijas ir idėjas, irgi yra tokių intervencijų su tokia idėja tiesiog kreipti dėmesį nuo kūno kaip objekto ir galvojimo, kaip jisai atrodo, į tai, kokia yra jo funkcija ir ką jis leidžia man daryti. Ir kitaip tariant, čia susijęs su šitą mintimi, tai, ką mano kūnas leidžia man daryti prasmingo ir malonaus, kaip man leidžia įsitraukti prasmingai į mano gyvenimą, ir toks tarsi keitimas šiek tiek perspektyvos ir įvertinimas kitoks kūno. Kas dar? Tai galėtų būti rekomendacija praktikuoti savęs priėmimą. Tai čia toks, kaip pasakyti, kaip tai daryti ir kaip tai pasiekti, toks yra didžiulis klausimas, kuris turbūt su labai daug problemų padėtų. Bet vieną iš tokių minčių po to paminėsiu prie kiekybinio tyrimo. Taip pat praktikavimas amžėjimo kaip natūralaus gyvenimo ciklo dalį praktikavimas. Tai ir čia dalyvės praktiškai minėjo, kad joms padeda, pavyzdžiui, buvimas gamtoje ir stebėjimas, jutimas to viso natūralaus ciklo, skaitimas filosofijos knygų, psichologijos knygų, religija ir panašiai, padeda, buvo dalyvės, kurios tokį minėjo tokius praktinius pavyzdžius. Taip pat gali būti svarbu truputį pagalvoti ir vertinti tos artimesnės aplinkos įtaką, kaip jinai žiūri ir kaip jinai veikia mane apie tą amžėjimo procesą, apskritai apie tokias vertybės ir panašiai. Ir, gal čia taip draugų jau nebūtinai pagal tai, žodžiu, atsirinkti, bet vis dėlto, ką irgi kai kurios dalyvės minėjo, bent jau tokias medijas ir socialinės medijas, kurios kaip ir gaunasi tokia, vos ne šiais laikais tokia asmeninė erdvė, kurią šiek tiek žmonės gali rinktis, tai vėlgi pagalvoti bent jau apie šitą aspektą, kaip jisai mane gali veikti ir galbūt aš galiu tai truputį kontroliuoti. Tai kitas dalykas irgi prisiminti tą vertę pasidalinimo ir aptarimo su bendramžiais tų patirčių, galbūt skaityti knygas apie kitų patirtis, kalbant, pavyzdžiui, apie menopauzės grupės arba savo amžiaus grupės ir panašiai. Kita mintis tai yra apie apgalvojimą savo kontrolės ribų senėjime. Tai vėlgi, ką aš galiu ir ką aš noriu padaryti pasiruošimui apie savo senėjimą, apie savo ateitį, kur aš manau, kad mano yra riba, kur aš galėčiau realistiškai arba kiek aš norėčiau daugiau dėti pastangų, o kur ta dalis, kur aš nenoriu daugiau dėti jau tų pastangų ir galiu paleisti galbūt. Ir tas paskutinė tokia rekomendacija pasvarstymas, tai yra priimti ir išjausti emocijas kylančias apie senėjimą, kadangi, tai vėlgi apie tai kalbėjau iš dalies, tai yra toks egzistencinė duotybė, ta prasme egzistencinis nerimas, su kuriuo reikia irgi gyventi kažkaip ir žodžiu, iš dalies kartais priimti ir išjaustas emocijas, kaip ir dalyvės minėjo, gali būti tokia irgi viena iš tokių kaip įveikų. Tai čia buvo tokios įžvalgos iš kokybinio tyrimo ir dabar truputį pereisiu prie kiekybinio tyrimo, kuriame, kaip sakiau, minėjau, dalis tų įžvalgų, norėjome pasižiūrėti per kiekybinę jau tą analizę, dalis kitų klausimų čia buvo atsinešta. Tai čia mes klausėme 1023 moteris, čia buvo apklausa internetu, po to jo įimtis, siekėme įtraukti įvairias grupės, bet vis dėlto vėl didžioji dalis su universitetiniu išsilavinimu iš didmiesčio. Tai tokia yra bėda, kai yra savanoriškas tas dalyvavimas, bet kitoks nelabai ir gali būti. Bet vis dėlto, kadangi imtis buvo nemaža, tai net ir nors procentas mažas, vis tiek nemažai žmonių buvo ir iš tų kitų grupių, tai galėjome bent analizės tai atsižvelgti, kontroliuoti ir panašiai. Ir čia aš papasakosiu jums apie tokius 2 klausimus, kuriuos mes
analizavome arba norėjome analizuoti arba dar analizuojame. Tai, tai vienas iš jų, aš iš karto pereisiu prie šitos schemos. Tai ką čia mes norėjome pasižiūrėti, ir čia yra tos idėjos taip pat iš dalies atsineštos iš kokybinio tyrimo įžvalgų, tai apie tai, kaip atjauta savo. O kas yra atjauta savo? Tai yra, na, čia self-compassion angliškai, tai reiškia emociškai teigiama nuostata į save, kaip dar gali būti tai apibūdinama, tai kaip žmogus reaguoja į savo skausmą ir kančią, tai ar savo švelnumu, ar save teisant, kaip supranta savo situaciją, ar supranta, kad yra ta bendražmogiška patirtis, na, jaus kažkokią kančią, jaus kažkokius būti netobulam ir panašiai, ar tai jaučia kaip tokį mane izoliuojantį, mano tas netobulumas, mano kančia mane izoliuoja nuo kitų žmonių. Na ir dar čia yra keli kiti apibūdinimai, bet kol kas tiek paliksiu. Ir čia iš tikrųjų idėja buvo, na, atėjusi iš to, ką dalyvės kalbėjo apie savęs priėmimą, tokį bendresnį. Kas yra savęs priėmimas bendresnė prasme ir kaip tai trinėti, na, va, kiekybiniam tyrime, pakankamai sudėtinga atrodo, kas čia tiksliai yra savęs priėmimas. Tai va dėl to pasirinkau tokį atjautą savo kaip tokį šalia esantį, na, tokį reiškinį, savybę ar įgūdį. Tai reiškia būtent gebėjimą, na, būti, vėlgi, kaip minėjau, priimti savo tokius netobulumus su tokiu švelnumu, o neteisant taip stipriai ir panašiai. Tai vat norėjau pasižiūrėti, kaip tas yra susijęs su senėjimo nerimu, tačiau taip pat kaip yra kūno vaizdo keli aspektai, apie kuriuos ir dalyvė šitie kalbėjo, tai yra savivertė priklausanti nuo išvaizdos susijusi su senėjimo nerimu ir pasitenkinimas savo išvaizdą susijęs su senėjimo nerimu, tačiau taip pat kaip atjauta savo galbūt veikia ne tik tiesiogiai senėjimo nerimo, tačiau galbūt taip pat yra susijusi su tais kūno vaizdo aspektais ir jie per tai bus galbūt susijęs su mažesniu senėjimo nerimu. Tai taip, čia iš tikrųjų, na, reikia akcentuoti, kad vis tiek mes žiūrėjome tiesiog sąsajas, tai reiškia, na, negalima pasakyti apie kas čia kuris kurį veikia, tiesiog žinom, kad va, taip yra susiję, tai čia labiau tokie teoriniai pasvarstymai, kaip galbūt, na, čia vieni kitus veikia. Tai ką mes radome, kad atjauta savo taip yra susijusi tokiu vidutiniu stiprumu su mažesniu senėjimo nerimu. Matome, kad savivertė priklausanti nuo išvaizdos yra susijusi silpnai, bet vis dėlto su aukštesniu senėjimo nerimu ir pasitenkinimas savo išvaizda yra susijęs vėlgi silpnai, bet vis dėlto su mažesniu senėjimo nerimu. Ir ką mes matome taip pat, kad atjauta savo yra tokiu vidutiniu stiprumu susijusi su savivertė, kuri mažiau priklauso nuo išvaizdos ir su didesniu pasitenkinimu savo išvaizdą. Taigi matome, kad atjauta savo yra susijusi su senėjimo nerimu ir tiesiogiai, tarsi plačiau, tačiau taip pat ir per, na, va, tam tikrus kūno vaizdo aspektus. Tai kokia čia yra, na, idėja, tai ar išvada, ar rekomendacija, tai vis dėlto tai, kaip va, ta atjauta savo, na, dabar vis galbūt, sakyčiau, taip daugiau apie ją yra kalbama, kaip apie tam tikrą įgūdį, kuris yra treniruojamas, yra tam tikros intervencijos, tai nukreiptos tam tikri pratimai ir panašiai. Ir čia matome tokį galimą jo potencialą, kad jisai gali padėti tiek su senėjimo nerimo platesne prasme, tai reiškia, na, vėlgi apie visus aspektus, kurie gali būti kelti kažkokius nerimą ar kitas kažkokias neigiamas emocijos, na, susijusios su senėjimu, tai vėlgi tai kažkokie sveikatos pasikeitimai, kažkokie vėlgi santykių pasikeitimai, na, žodžiu, įvairūs pasikeitimai ir kaip atjauta savo matome, kad galbūt čia turi tokio potencialo ir taip pat per tos kūno vaizdo klausimus. Tai čia vat vienas klausimas, kurį mes analizavome. Kitas didžiulis klausimas, kurį analizuojame vis dar, tai čia irgi tokie pusiau preliminarūs rezultatai, tai yra vis dėlto, na, tas vienas mūsų didžiulių klausimų. Tai kaip yra susijęs su tom įveikom, senėjimo nerimas su skirtingom įveikomis. Tai matome iš kokybinio tyrimo tokį dalį minčių rezultatų, ką dalyvės įvardino, o ką žiūrėsime, na, kiekybiniam tyrime. Tai
Ką mes darėme, tai paklausėme dalyvių, naudojame tokį klausimyną, kuris matuoja 14 skirtingų įvykių strategijų ir šitam tyrimė mes konkrečiai pritaikėme tai emocijom kylančiomis, neigiamas emocijomis kylančiomis apie senėjimą. Tai reiškia, ką jūs darote, jeigu jums kyla neigiamos emocijos susijusios su senėjimu. Na ir čia buvo tų 14 strategijų, po to mes atlikome faktorinę analizę ir realiai įsiskyrė tokios 3 kategorijos. Tai yra adaptyvi emocijas nukreipta įveika ir čia yra pozityvi interpretacija, priėmimas, humoras, į problemą nukreipta ir socialinė įveika ir čia yra įveikos aktyvi įveika, planavimas, tai čia, kas yra nukreipta vėlgi tą veiksmą, tačiau taip pat emocinė parama, išsikalbėjimas, instrumentinė parama, tai ieškojimas, patarimų ir panašiai, ir religija. Ir prie, ką mes vadiname, neadaptyvi ir vengimo įveika, tai čia buvo neigimas, savęs kaltinimas, dėmesio nukreipimas, atsiribojimas ir psichoaktyvių medžiagų vartojimas. Taip pat mes paklausėme apie dalyvių sveiką gyvenseną, tai kaip jos yra įsitraukusios į sveiką mitybą ir sportą, kiek jos ruošiasi finansiškai senatvei, taupo, kažkaip, galvoja apie tą finansinį aspektą. Na ir dar vienas dalykas, apie kurį klausėme, tai kiek jas galvojimas apie save vyresnė, apie galvojimas apie senėjimą skatina pasiruošimą ar įsitraukimą į skirtingas veiklas. Tai pavyzdžiui, socialinių santykių palaikymą ir kūrimą, vėlgi sveiką gyvenimo būdą, finansus, hobius ir panašiai. Ir čia būtent buvo apie tai, ne kiek jos šiaip įsitraukia, bet kiek jas skatina iš tos dalykus įsitraukti galvojimas apie savo senėjimą. Ir ką mes čia gavome, tai galbūt atrodo sudėtingai, bet aš jums papasakosiu, tikiuosi, supaprastintai. Tai pirmoje vietoje žiūrime, kaip senėjimo nerimas yra susijęs su tom skirtingom 3 kategorijom senėjimo, žodžiu įveikų. Tai matome, kad senėjimo nerimas yra vidutiniškai, bet taip jau link tos stipresnės pusės susijusi su neadaptyvia ir vengimo įveika ir kad yra silpnai susijęs į problemą nukreiptą ir socialinę įveiką. Tačiau nėra susijęs ta adaptyvia ir emocijos nukreipta įveika. Kai žiūrime į tuos 3 pasiruošimo elgesius, ką aš taip plačiai pavadinčiau pasiruošimo elgesiu, tai matome realiai, kad nėra sąsajų, yra viena tokia labai silpna neigiama sąsaja, tai reiškia, senėjimo nerimas yra susijęs su mažiau sveika gyvensena. Tačiau jeigu žiūrime tas tokias netiesioginės sąsajas, tai reiškia, matome, kad senėjimo nerimas yra susijęs su labiau, aktyvesnė neadaptyvia ir vengimo įveika, o jinai yra susijusi silpnai, tačiau susijusi su mažiau sveika gyvensena ir su mažesne motyvacija ruošimuisi. Taigi, senėjimo nerimas čia atliepia tuos rezultatus, ką aš minėjau apie tą neigiamą požiūrį senėjimą, kad tai yra susiję vis dėlto su mažiau tokiu įsitraukimu, mažesniu pasiruošimu, ruošimosi elgesiu. Tačiau kitas įdomus aspektas, kad vis dėlto senėjimo nerimas taip pat yra susijęs į problemą nukreiptą ir socialinę įveiką, tai reiškia toks suaktyvinanti įveika. Ir matome, kad jinai yra silpnai, tačiau susijusi su daugiau sveika gyvensena ir su didesne motyvacija ruošimuisi. Taigi matome tam tikrą tokį, iš vienos pusės tai yra susijęs su tokiu vengimu ir mažesniu įsitraukimu, tačiau į problemą nukreiptą ir socialinę įveiką tai yra vis dėlto susijęs su didesniu įsitraukimu. Bet tai galėtų būti, tai matome, kad, kažkaip veikia sudėtingai ir ne vienareikšmiškai. Ir ką tai galėtų reikšti ir ką mes dabar galvojame ir dabar tyrinėjame, būtent taip preliminariai tai ir darome. Tai čia tokie irgi preliminarūs rezultatai, dar mes esame analizė, bet vis dėlto manau, kad įdomiai iliustruoja, kokia linkme einame. Tai, kad yra problema, kad jeigu mes pasipaimame 1000 žmonių ir vidutiniškai pažiūrime, kaip reiškiniai tarpusavėje susiję, tai ir matom tokį vidutinį vaizdą. Tačiau vis dėlto, turbūt žmonės naudoja ir reaguoja skirtingai. Ir ką mes čia norėjome pasižiūrėti ir norime pasižiūrėti, tai yra, kokie yra skirtingi profiliai, skirtingos grupės žmonių, kokie įveikai ir kokiu pasiruošimo elgesiu jie pasižymi. Tai vėlgi, čia mes dar analizuosime daugiau ir žiūrėsime, čia tokie labai preliminariai, bet vis dėlto matome,
kad yra tos skirtingos grupės. Ir viena, matome tą pirmą profilį raudoną, žodžiu, raudonai pažymėtą, matome, kad tai žmonės yra su žemiausiu senėjimo nerimu, na ir jie tuomet turi žemą nerimą senėjimo, tai ir nenaudoja tų įveikų, nenaudoja, žodžiu, žemos jos yra įveikos, o kai žiūrime tą pasiruošimo, tos tris elgesius, jis yra toks žemesnis negu vidutinis. Tai jie tokie yra, kitaip tariant, nelabai įsitraukia, nejaučia nerimo, nelabai įsitraukia. Kai žiūrime į antrą profilį, tai tą žalę, matome, kad tai yra žmonės su aukštu senėjimo nerimu ir jų įveika yra tokia adaptyvi, emocijas nukreipta vidutinė, į neadaptyvi vengimo įveika tokia aukščiausia iš visų, į problemą nukreipta ir socialinė įveika tokia apie vidutinę. O kai žiūrime jų pasiruošimo elgesį, matome, kad jisai gana panašus į tų, kurie jaučia tą žemą senėjimo nerimą. Ir tuomet, kai vėlgi galvom apie tos vidutinius rezultatus, kur mes neradome, kad yra susijęs su senėjimo nerimu, nu, tai čia irgi parodo, kad tiek žmonės su aukštu senėjimo nerimu, tiek su žemu pasižymi tokia šiek tiek žemesnė negu vidutinė. Tačiau, kai matome tą trečiąją grupę, tai yra tuos žmonės, žodžiu, mėlynoje kreivėje, matome, kad jų senėjimo nerimas yra toks truputį aukštesnis, bet vis dėlto aiškiai žemesnis negu vidutinis ir žymiai mažesnis negu prieš tai buvusioje, na, toj grupėje žmonių profilyje. Bet matome, kad jų adaptyvi emocijos nukreipta įveika yra aukšta. Matome, kad neadaptyvi yra vidutinė, į problemą nukreipta irgi tokia pakilusi negu kitų. Ir matome, kad jų tas ruošimasis, tai finansinis pasiruošimas, motivacija ruošimuisi ir sveika gyvensena yra aukštesnis negu tų kitų profilių. Tai čia vėlgi mes dar, žodžiu, galvosime, interpretuosime daugiau ir panašiai, tačiau vis dėlto tai irgi parodo tam tikrą įdomų tą vaizdinį, kad čia vėl mes kalbame apie tokį galbūt tam tikrą lygį senėjimo nerimo, kuris yra motyvuojantis. Galbūt mes čia kalbame tiesiog apie žmonės, kurie turi panašų senėjimo nerimo lygį, tiesiog skirtingai reaguoja ir matome, kad vieni yra linkę į tokią, žodžiu, tokia kaip ir atsitraukimą nelabai aktyviai įveiką ir kiti tokia aktyviai įveiką ir tuomet su didesniu ruošimu su tai yra susiję. Tai kokios išvados iš tų mūsų, žodžiu, kol kas kiekybinių skaičiavimų ir apie įveikas, tai vėl, kaip sakiau, čia mes dar, žodžiu, žiūrėsime toliau ir gryninsimės, tačiau vis dėlto vėlgi įdomus tas rezultatas, tai yra, kad vis dėlto senėjimo nerimas gali būti susijęs tarsi ir su didesnė motivacija, žodžiu, kažkaip ruoštis, kažką daryti ir panašiai. Ir iš kitos pusės gali būti susijęs su mažesniu, žodžiu, ir tokia kaip demotivacija, na, tarsi demotivacija. Kitas dalykas, tai turbūt tai, kad ką mes, na, čia irgi tokia truputį išplėsta, turbūt pasvarstymas ir išvalga, tai yra, kad na vis dėlto nebūtina jausti senėjimo nerimo tam, kad galėtų būti ruošimas senėjimui, žodžiu, kad įsitraukimas į sveiką gyvenimą ir panašiai. Tai kitaip tariant, tas ruošimasis, galvojimas ir panašiai, jis nebūtinai turi būti motyvuotas galbūt senėjimo nerimo, arba galbūt tam tikras jo kiekis galbūt gali būti, na, toks pamotyvuojantis, na, bet taip. Turbūt esmė apie tai, kad galima daryti tuos veiksmus ir ruošimąsi, na, ir be to nerim. Na, ir vėlgi dar tokios kelios praktinės mintis, na, tai ką čia galėtų tai reikšti, tai vėlgi, na, turbūt panašiai, ką iš kokybinio tyrimo kalbėjau, tai įvertinti, ką galiu padaryti ir ar galiu tai nukreipti kažkokius planus ir veiksmus. Ir kitas, apie kurį buvo mažiau kalbos kiekybiniam tyrime, bet vis dėlto matėme, kad tame profilyje aktyvios įveikos žmonės naudoja daug tą adaptyvią emocijas nukreiptą įveiką, kuri yra pozityvi interpretacija, priėmimas ir humoras, kas beje taip pat nuskambėjo tame kokybinėme tyrime dalyvių irgi, žodžiu, akcentas tam. Tai turbūt kol kas čia daugmaž ir pabaigsiu pasakoti apie tuos rezultatus ir turbūt dar kažkur galėsiu išsiplėsti, žodžiu, papasakoti daugiau ir panašiai pagal jūsų klausimus. Tai dabar ir skatinu jūs, žodžiu, klausti ir įsitraukti į tą diskusiją. Gal turit kažkas klausimų? Jeigu galit parašyti, jei kas klausimus, gal irgi.
Matau, kad yra, ne, keli. E, Gerai, tai matau vieną klausimą, kodėl į tyrimą nepateko vyresnės moteris 60-80 ir ar joms neaktualus senėjimo nerimas. E, Na ir iš tikrųjų, iš esmės apie, ir matau kitas klausimas, tai yra, kodėl kartu dėjote 30 metų moteris, kurios dar gali kurti šeimas, ir 50 plus, kurios dažnai po menopauzės ir joms jau neaktualu. Tai iš tikrųjų taip, tikrai čia daug aš laukiu, žodžiu, iš savo patirties daug tų klausimų apie tą amžiaus grupę ir čia galima, na, kaip pasakyti, daug argumentų įvairių prieš ir plus pasakyti ir iš tikrųjų net šitie du klausimai tarsi kreipia į dvi skirtingas strategijas. Vienas klausimas mini apie tai, kodėl daugiau neįtraukiau didesnės amžiaus grupės, o kitas klausimas, kodėl tokią plačią įtraukiau ir tai iš tikrųjų ir yra visą laiką toks, kaip pasakyti, įvertinimas, kokie bus to pliusai ir kokie bus to minusai tyrinėjimo būtent tokios grupės. Tai kodėl aš neįtraukiu vyresnių, tai vis dėlto dėl to, kad buvo įdomu akcentuotis į tą patirtį, kuomet, na, teoriškai mes laikytume, kad tai yra dar to tokio amžėjimo patirtis, bet dar nėra pereita į tą patirtį buvimo vyresne, ką mes jau laikytume, kad galbūt ten kažkokie kitokie prisideda kiti patyrimai. Ir tai yra tikrai aktualu ir įdomu ir daug yra tyrinėjama pakankamai tai. Tačiau šitame tyrime, būtent kaip sakiau, norėjau koncentruotis prie tų patirčių būtent toj vidurinėje saugystėje, tarp to, kai jau, žodžiu, yra kaip ir išeita iš tos jaunos saugystės ir dar nepereita į tą, kad jau yra patirtis buvimo vyresnė. Ką reiškia tas buvimas vyresnė, tai čia vėlgi labai daug klausimų apie tai yra, bet vis dėlto yra nemažai tokių skirstimų, kad nuo 60 galim laikyti to buvimu vyresnė. Tai va. Dėl to, na, kad čia buvo tas labai platus amžiaus, na, 30 metų, žodžiu, 30-mečiai, tai, na, iš esmės, norėjos pasižiūrėti plačiai iš tą klausimą, ta prasme, tai kokios čia yra bendros patirtis, tai pavyzdžiui, kokybiniam tyrime, tai vis dėlto kokie dalykai atsikartoja, nu, bet visame šitame laikotarpyje. Po to taip pat, kadangi buvo planuojama žiūrėti į tą, na, kiekybiškai, tai irgi buvo idėja, kad galbūt tai ir yra įdomu palyginti tas skirtingas grupės tų 30 mečių ir kokie ten galbūt kažkokie skirtingi pasireiškia dalykai, tai vad kol kas tiek daug to akcento tame nebuvo ir iš tikrųjų dalis nuėjo į to akcento ne tiek akcentavimą, žodžiu, tam amžiui, nes jisai netiek daug jo pasirodė tokiose pagrindinėse analizėse, jisai nebuvo toks aktualus bent jau kiekybiniam tyrimui. Ir apskritai čia, na, čia labai įdomus klausimas yra apie tai, kaip tas senėjimo nerimas keičiasi su amžiumi, nes net vat keli tyrimai yra apie tai, kad jisai kaip ir mažėja su amžiumi. Ta prasme, ir kodėl yra aiškinama, kodėl taip yra, tai, kad yra įgaunama patirtis. Na, vienas iš tokių paaiškinimų, pasvarstymų yra tai, kad yra įgaunama patirtis. Tai reiškia, jeigu prieš tai dominuoja tie tokie negatyvūs stereotipai, kurie gąsdina ir ten, na, žinot, būna žmonės jauni įsivaizduoja, kad ten jau 50 jau žmogus, žodžiu, senas ir panašiai. Na ir po to, ko žmogus, kaip pasakyti, tampa vyresnis, artėja prie tų metų, tuo labiau toks realistiškesnis vaizdas pasimato, kokia yra ta patirtis ir realiai mažėja ta baimė ir mažėja tas negatyvus įsivaizdavimas. Tai va, toks vienas yra paaiškinimas, ten vėlgi žiūrint irgi tokius tyrimus, kuriuose buvo žiūrima į skirtingas baimės, su reprodukcija susijusias nerimą, su sveikata ir su išvaizda. Na ir vėl ten pasimatė, kad tos šiek tiek jaunesnės moteris, ta prasme, ten nuo 25 iki 35, turi daugiau tų baimių ir nuo 35 iki 45, kai kurios kitos tos baimės padidėjusios, bet ne tos po to vyresnės. Tai ten manau, kad kitokie mechanizmai, žodžiu, tiek ta patirtis įgaunama ir išmokstama ir, žodžiu, ir pamatoma, kaip realiai yra, bet turbūt ir kitokie procesai vyksta. Na, tiesiog
Tokie, pavyzdžiui, kiti įdomus, tai yra, kad yra pastebima, kad pasikeičia laiko perspektyva. Ta prasme, kad pradeda keistis iš tokios žiūrėjimo į ateitį, pradedame labiau žiūrėti į dabartį ir labiau taip tam tikrą prasme mėgautis dabartimi ir tiesiog, ir čia manau, kad gali būti toks mechanizmas, toks kaip psichologinis prisitaikymas. Gerai, tai matau komentarą. Aha. Dabar skaitau. Taip, tai matau tą klausimą, tokį papildymą apie tai, kad vis dėlto nemažai to nerimo gali būti vėlgi apie tą reprodukcinę, kaip pasakyti, sveikatą, apie tą, kada bus, ar spėsiu šeimą sukurti, apie patrauklumo tą keitimąsi ir panašiai. Ir kad labai įvardinu, kad atrodo skirtingos patirtis būtų 30 ir 55 metų. Ir ar šitas temas daugiau liečiau tyrime. Tai galiu taip pakomentuoti šiek tiek iš kokybinio tyrimo, vėlgi, kadangi analizė nebuvo nukreipta į lyginimą, o žiūrėjome į tos bendrumus, tai nėra taip lengva, tai galiu taip tik tais intuityviai. Truputį intuityviai ir taip pat tam straipsnį, kurį minėjom, irgi recenzentai prašė šiek tiek palyginimo, tai dar kaip tik pasižiūrėjau, kad prisiminčiau, kurios temos šiek tiek kitaip atrodė tarp skirtingų tų 10 metų. Tai iš tikrųjų vėlgi tas atsikartojimas temų pasimatė, kad vis dėlto susijusios, pavyzdžiui, su įtampa tarp to spaudimo, senėjimo ir to anti-agingo ir priėmimo. Kiek prisimenu, tai daugiau buvo, mažiau apie tai kalbėjo taip moteris nuo 50, ta prasme mažiau šitą temą ten pasikartojo. Iš kitos pusės priėmimo senėjimo kaip natūralaus ir neišvengiamo, vėlgi, jeigu teisingai prisimenu, buvo šiek tiek dažnesnė tarptų nuo 40 ir nuo 50 moterų, kas vėlgi galima svarstyti apie tokią įgavimą patirties ir galimybių patirti, priimti tai labiau, galbūt paleisti kažkokius procesus ir panašiai. Bet vis dėlto iš interviu moteris vyresnės vis dėlto minėjo apie patrauklumo keitimąsi, libido keitimąsi su menopauze susijusi, kaip tas požiūris, kaip į jas seksualias keitėsi ir panašiai. Ir tai buvo minima ir tarp moterų virš 50 taip pat šitie klausimai. Tai taip, bet tikrai tos patirtis tam tikros dar skiriasi, tai čia tiesiog irgi yra tas klausimas, ar fokusuotis tyrime į kažkurią amžiaus grupę ir žiūrėti tik jas, ar lyginti, ar bendrai žiūrėti į platesnę patirtį, tai kol kas žiūrėjome į tą tokią platesnę patirtį. Tai va, ir kitas klausimas, matau, yra tai, kad kiek tos visokios su senėjimo stabdymu susijusios agresyvios reklamos gali įtakoti nerimą ir kiek jis yra natūraliai susidarantis. Tai turbūt čia yra apie tai, ką minėjau, kaip ir dalyvės minėjo, yra jaučiamas tas spaudimas, ta prasme visuomenėje, ir ta visuomenė tai dalis, tai yra būtent tos medijos, tose medijose, kaip suprantame, dažnai yra pardavinėjama ta idėja apie tai, kad čia kažką reikia daryti ir yra senėjimo ženklai blogai ir panašiai. Ir kaip minėjau, dalyvės minėjo, kad jos jaučia tą spaudimą šitų žinučių, tačiau taip pat jaučia tokį atmetimą šitos idėjos ir supratimą, kad čia man kažką pardavinėja, kuria spaudimą, neigiamai apie tai kalba. Ir kaip minėjau, ta viena potemė buvo apie, ir kaip minėjau, panašu, kad tai yra pas tas jaunesnės vidurinės saugystės moteris, kad vis dėlto tai kuria įtampą ir yra jaučiama tai, kad netgi aš, kaip ir suprantu ir netikiu, bet vis dėlto vis tiek jaučiu tą įtampą ir kad mane tai veikia. Kiek jis yra natūraliai susidaranti tas nerimas, tai, kaip sakiau, galime tai žiūrėti, kad tai yra keli procesai. Vienas yra taip, kaip visuomenė yra tai žiūrima, kokios tai yra man žinutės, kaip pasikeis mano socialinė vertė realiai, apie tai žinutės. Bet, kaip sakiau, iš kitos pusės,
Na, vienas iš tų mechanizmų, tai galima svarstyti, kad yra apie tiesiog senėjimo, mirties nerimą ir tą bėgančio laiko nerimą. Tai kaip minėjau, jeigu nebūtų tų visų žinučių, kaip būtų tai priimama, gal būtų truputį gal į kitas vietas nukreipta, bet na, gali būti, kad vis tiek aš, pavyzdžiui, atėjau iš mirties nerimo realiai tyrimų ir man pasirodė, kad senėjimo nerimas yra įdomus būdas tyrinėti netiesiogiai mirties nerimą, kadangi mirties nerimą mes gana gerai realiai nuneigiame, jį nustumėme, nes kitaip negalėtume gyventi. Na ir jį tyrinėti yra labai sudėtinga, nes taip pamatuoti, kiek tau baisus yra mirtis ir panašiai, žodžiu, sunku tai pamatuoti. Ir senėjimo nerimas tai yra tokia, kaip sakau, vienas iš tokių mechanizmų panašu, kad kaip tai gali pasireikšti, ką reiškia tas, kad man yra baisu, kad tas laikas eina, man baisu, kad aš matau tos ženklus, kad ten tas kažkoks gimtadienis man jau suėjo ir panašiai. Bet tai iš vienos pusės apie tai, iš kitos pusės, kad tai yra susiję vėlgi, kaip keisis mano, toks statusas visuomenėje, realioje visuomenėje, kurioje amžius yra susijęs su vertinimu. Gal dar tik kažkokių klausimų? Tai aš gal jūs dar pagalvokite, aš tą progą dar išsiplėsiu truputį, va iš čia, ką man priminė ta kita mintis, tai tokia yra viena iš teorijų, įdomių teorijų yra aiškinančių tai, kad apskritai stereotipai visuomenėje neigiami apie senėjimą, kurie yra, mes vis kalbame apie tai, kad čia su laiku pasikeitė, kad čia kažkurioje visuomeniai, bet taip labai apibendrinus, panašu, kad tai yra gana pasikartojantis skirtingose visuomenėse fenomenas. Tai nereiškia, kad mes čia tik tais neigiamai žiūrime ir tik tais neigiamai kalbame, tačiau vis dėlto tai yra persimaišę kartais su kitokiais stereotipais, bet jie taip pat yra stereotipai ir už jų vis tiek yra pasislėpę, na kaip Lietuvoje vis dėlto kiek žmonių sutinka, kad norėtų, kad jų vadovas būtų 70 metų amžiaus, toks yra tyrimas. Ir vis dėlto, nepaisant ten, ką kažkur kitur žymi, vis tiek Lietuvoje yra labai aukštas įvertinimas, kad labai didžiulė dalis stipriai nenorėtų. Ir kas yra realiai, tai yra tiesiog diskriminacija su amžiumi susijusi ir su neigiamais stereotipais su amžiumi susiję. Na, žodžiu, bet aš pradėjau nuo to, kad tai pastebima gana skirtingose visuomenėse. Ir vienas iš tokių paaiškinimų yra tai, kad gali būti, kad žmonės, kad tai yra aiškinama irgi per mirties nerimą. Tai reiškia, kad žmonės visą laiką bando, kaip pasakyti, nustumti mirties nerimą ir apie jį negalvoti, kiek tai galima daugiau. Ir tai daro įvairiais dalykais, kaip sakyti, įvairiom strategijom yra manoma, kad tai yra daroma. Ir viena iš tų strategijų yra svarstoma, kad bandoma, taip nesąmoningai sukurti labai didžiulis atstumas nuo tų vyresnių žmonių. Tai reiškia, kad aš esu visai kitoks negu tie vyresni žmonės, jie kažkuo pasižymi, tais kažkokiais neigiamais dalykais, bet aš esu visai kitoks ir per čia atsiranda toks mechanizmas, kuris gali dar skatinti tos neigiamus stereotipus ir tokį labai didžiulį atskirimą tų vyresnių žmonių ir tarsi per tai, žodžiu, save atskirti nuo žmonių, kurie jau yra, žodžiu, arčiau to gyvenimo galo. Gerai, kitas klausimas. Kaip galėtų keistis požiūris į senėjimą ateityje, keičiantis Lietuvos ir Europos demografiniai situacijai, visuomenėmis reikšmingai senėjant? Tai galvoju, kaip gali keistis, kol kas panašu, kad kiek mes ten turim kelis tyrimus žiūrinčius Lietuvoje situaciją ir galinčių lyginti su kitom Europos šalimis, tai matome tokias tendencijas truputį
tos tokios buvusių komunistinių, žodžiu, valstybių, to rytų bloko ir panašiai, tam tikras tendencijas matome. Aš mačiau tokių tyrimų, kurie ir sako, kad ten vis dėlto taip jau aiškiai tas neatsiskiria, bet vis dėlto matome didesnį tą neigiamą požiūrį, amžizmą, neigiamus stereotipus vis dėlto šitose šalyse. Ir taip pat galime svarstyti, kad vėlgi statistiškai matome tą finansinę situaciją, socialinę izoliaciją, irgi tokia yra statistika apie tai, kaip Lietuvoje atrodo žmonės virš 65 metų palyginus su kita populiacijos dalimi. Na ir mes matome, kad vyresni žmonės Lietuvoje turi tam tikrų sunkumų su finansinė situacija, su socialinė izoliacija, su vienišumu susijusiu ir panašiai. Ir jie yra tokie didesni negu bendroje populiacijai, jeigu galiu taip interpretuoti, vėlgi, kaip aš suprantu tai. Tai, žodžiu, matom tas problemas ir galime svarstyti, kad tai yra susiję su tokia politinė, ekonominė ir panašiai situacija ir tuo galbūt kažkokių lūžių esančių ir kartų dėl to skirtumų šitose vietose. Tai vat, galbūt svarstyčiau, kad jeigu dabar svarstama, kad su to yra susiję, tai galbūt keičiantis, gal kažkas irgi keisis. Bet čia irgi taip nelabai, kaip pasakyti, stipriai galiu pakomentuoti šitą dalį. Tiesiog tokį labai pasvarstymą, kad kažkiek yra turbūt susijęs ta ekonominė situacija ir politinė ir to tokių pokyčių. Tai nežinau, jeigu daugiau neklausėte ir, žodžiu, nerašote klausimų, tai matau, kad ir laikas baiginėjasi, tai ačiū visiems dalyvavusiam, džiaugiuosi, kad susidomėjote, tikiuosi, kad buvo įdomu ir tada turbūt galime pabaigti seminarą ir gero vakaro.